Sveiki, gerbėmieji šio YouTube kanalo žiūrovai ir klausytojai. Jūsų dėmesiui šiandien strateginės svarbos tema, kuri Lietuvoje bent jau kol kas yra nepastebėta. Pastarojo laiko aktualijos mūsų šalyje ir tikros, ir dirbtinės suteikia daug peno vaizduoti ir diskusijoms, bet deja nepalieka laiko ypatingai svarbiams klausimams, sprendimams, kurių nevalia atidėti ateičiai, kuriuos reikia spręsti čia ir dabar. Tiksliau pasakius, imtis tvarkyti šią sritį reikėjo jau gerokai anksčiau. Pasaulis ūžia apie išteklius, priklausomybę, muitus ir tarifus, prekybą, o mūsų auditai rodo, kad ES dar turi nueiti ilgą kelią, kad užtikrintų mūsų ekonomikai svarbių medžiagų tiekimą. Nes jau dabar akivaizdi rizika, kad ES gali pritrūkti atsinaujinančių išteklių, energijai būtinų žaliavų. Šios laidos tema ES žaliavų politika ir ypatingos, kritinės svarbos, strateginės, svarbiausios žaliavos energetikos pertvarkai. Tai yra, kaip jas valdome, ką turime, ko stokojame, ką ir iš kur importuojame. Praėjusiais metais atlikto audito pagrindu parengta specialiai ataskaita šią temą šio vasario pradžioje paskelbė Europos audito rūmai. Darbui vadovavo mano kolegė iš Estijos Keit Pentus-Rosmanus. Šis auditas rodo, kad ES dar turi nueiti ilgą kelią, kad užtikrintų mūsų ekonomikai svarbių medžiagų tiekimą. Kodėl šis sritis yra svarbi? Jis svarbi, nes be svarbiausių žaliavų nebus nei energetikos pertvarkos, nei konkurencingumo, nei ES strateginės autonomijos. Deja, mes vis dar esame pavojingai priklausomi nuo šių žaliavų tiekimų iš kelių ES nepriklausančių valstybių. Todėl ES yra gyvybiškai svarbu sustiprinti savo pozicijas ir sumažinti pažeidžiamumą šioje srityje. Nors Europos audito rūmų ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama energetikos pertvarkai reikalingoms medžiagoms, išvados yra aktualios ir kitiems sektoriams. Taigi, ką nustatė Europos audito rūmų auditoriai? Išvados yra tokios. ES susiduria su sunkumais, užsitikrindama žaliavų reikalingų jos energetikos ir klimato politikos tikslams pasiekti tiekimą. ES veiksmai importo diversifikavimo srityje neduoda apčiuopiamų rezultatų, kliūtis trukdo vidaus gamybai, o perdirbimas yra tik ankstyvojoje stadijoje. Todėl mažai tikėtina, kad daugelis ES finansuojamų projektų bus įgyvendinti laiku. Ir ES perėjimas prie atsinaujinančių išteklių energijos labai priklauso nuo techninės įrangos, pavyzdžiui, baterijų, vėjo jėgainių ir saulės baterijų plokščių, kurioms visoms reikia ypatingos svarbos žaliavų, pavyzdžiui, ličio, nikelio, kobalto, bario ir retųjų žemės elementų. Tikimasi, kad šių žaliavų sunaudojimas labai išaugs. Todėl saugaus ypatingos svarbos žaliavų tiekimo užtikrinimas tapo vienu iš pagrindinių ES energetikos ir pramonės politikos tikslų. Dauguma šių žaliavų šiuo metu sutelktos vienoje ar keliose šalyse, esančiose už ES ribų, pavyzdžiui, Kinijoje, Turkijoje ir Čilėje. Siekdama spręsti šią pažeidžiamumo problemą, 2024 metais ES priėmė ypatingos svarbos žaliavų aktą, kad užtikrintų ilgalaikį ir saugų 26 naudingųjų iškasenų, kurios yra itin svarbios energetikos pertvarkai tiekimą. Iš 26 minėtų energetikos pertvarkai reikalingų medžiagų, su 10 mes esame visiškai priklausomi nuo importo. Daugelio kitų medžiagų atveju padėtis nėra žymiai geresnė. Pavyzdžiui, Kinija tiekia 97% ES naudojamo magnio, kuris naudojamas vandeniliui gaminti elektrolizeriuose. O Turkija 99% ES naudojamo boro, kuris naudojamas saulės baterijų plokštėse. Tai daro mus pažeidžiamus ir diskredituoja mūsų tikslą tapti stipria, nepriklausoma geopolitinė jėga. Ypač jei kuris nors iš mūsų prekybos partnerių nuspręstų pasinaudoti šią priklausomybę. Dėl to kyla iššūkis ES strateginiai autonomijai ir tampa akivaizdu,
kad būtina didinti vidaus gamybą ir efektyviau naudoti išteklius. Siekiant užtikrinti saugesnį tiekimą, ES gali imtis 3 veiksmų. 1. Diversifikuoti importą. 2. Didinti vidaus gamybą. Ir 3. Pakartotinai naudoti, perdirbti bei pakeisti šias medžiagas. Paaiškėjo, kad visais 3 atvejais tai yra sudėtinga. Audito išvados iškalbingos. ES sunku išsivaduoti iš priklausomybės nuo importo iš nedidelio skaičiaus šalių, vidaus gamyba ir perdirbimas nepradedami, o svarbių žaliavų tiekimo užtikrinimas iki 2030 metų atrodo nepasiekiamas. Taigi, 1. Importo diversifikavimas. Priėmus ypatingos svarbos žaliavų aktą, ES siekia sumažinti savo priklausomumą nuo nedidelio skaičiaus šalių, daugiausia pasitelkdama laisvosios prekybos susitarimus ir strateginės partnerystės. Šios priemonės gerina bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir sąlygas vietoje, tačiau auditoriai pažymi, kad tai turi mažai tiesioginio poveikio tiekimui. Pastangos diversifikuoti importą dar nedavė apčiuopiamų rezultatų. Pavyzdžiui, per pastaruosius 5 metus ES pasirašė 14 strateginių partnerystės susitarimų žaliavų srityje, iš kurių 7 su šalimis, kurios nepasižymi efektyviu valdymu. 2020-2024 metais maždaug pusės tikrintų žaliavų importas iš šių šalių partnerių sumažėjo. Kai kurie kiti ES veiksmai yra sustabdyti, pavyzdžiui, derybos su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, kurios buvo sustabdytos 2024 metais. Kiti susitarimai dar turi būti įgyvendinti, pavyzdžiui, ES ir Mercosur susitarimas su daug ypatingos svarbos žaliavų turinčiomis Argentina, Brazilija, Paragvajumi ir Urugvajumi, kurio dar neratifikavo visos ES šalys, o šiuo metu Mercosur susitarimas laukia savo eilės ir verdikto Europos teisingumo teisme. Net jei ES viską daro teisingai, prekybos iškraipimai ir geopolitinės krizės vis dar gali apsunkinti prieigą prie reikiamų medžiagų. 2. ES taip pat siekia skatinti vidaus strateginių žaliavų gavybą, kad būtų padengta 10% jo sunaudojimo kiekio. Tačiau realybė yra ta, kad žvalgybos veikla yra nepakankamai išvystyta. Net ir radus naujų telkinių, ES kasybės projektui pradėti eksploatuoti gali prireikti apie 20 metų. Todėl sunku įsivaizduoti konkrečius rezultatus iki numatyto termino 2030 metų. Perdirbimo pajėgumai, o ES siekia, kad iki 2030 metų būtų perdirbama 40% jo sunaudojimo kiekio, mažėja. Iš dalies dėl didelių energijos kainų, o tai gali labai pakenkti konkurencingumui. Padidinti vidaus gamybą taip pat nėra paprasta dėl finansinių, teisinių ir administracinių priežasčių. Kasybos sektorius ES dešimtmečius buvo nepakankamai plėtojamas ir neturi pakankamų pajėgumų žvalgymui. Beveik visas kritinių žaliavų perdirbimas vyksta už ES ribų, o tų nedaugelio medžiagų, kurios perdirbamos Europoje, perdirbimo įrenginių skaičius nedidėja, o mažėja. Net jei projektai ir įgyvendinami, jie gali trukti labai ilgai, iš dalies dėl sudėtingų leidimo išdavimo procedūrų. Švedijos pavyzdys rodo, kad kasyklos atidarimas gali užtrukti iki 30 metų, o tai reiškia, kad jei šiandien nuspręstume pradėti strategiškai svarbų kasybos projektą, kasyklos atidarimą galėtume švęsti tik 2056 metais. 3. Matome didelį šiuo metu neišnaudotą potencialą perdirbimo, pakartotinio naudojimo ir pakeitimo srityse. Ypatingos svarbos žaliavų akte numatyta, kad iki 2030 metų bent 25% ES strateginių žaliavų turėtų būti iš perdirbtų šaltinių. Tačiau perspektyvos nėra daug žadančios. Šiuo metu 7 iš 26 energetikos pertvarkai reikalingų žaliavų perdirbimo lygis
yra 1,5 procentai. 10 žaliavų visiškai neperdirbamos, o dauguma ES nustatytų tikslų neskatina konkrečių medžiagų perdirbimo. Didelės perdirbimo sąnaudos, ribotas medžiagų prieinamumas, techniniai ir reguliavimo klausimai taip pat mažina ES perdirbimo sektoriaus konkurencingumą. Auditoriai pabrėžia, kad Europos perdirbėjai patiria daug perdirbimo išlaidų, turi mažus kiekius žaliavų ir susiduria su technologinėmis bei reguliavimo kliūtimis, kurios trukdo jų konkurencingumui. Kritinių žaliavų akte ES įvedė strateginių projektų sąvoką, siekdama prisidėti prie 3 minėtų tikslų – diversifikacijos, vidaus gamybos ir žiedinės ekonomikos. Šie projektai turėtų būti vykdomi greičiau, tačiau kol kas jiems neskiriama ES lėšų. Tai reiškia, kad kol kas šie projektai yra strateginiai tik popieriuje. Baigdama pastebėsiu, kad Europos audito rūmų specialioje ataskaitoje yra pateikiamos 5 rekomendacijos, kaip pagerinti padėtį. Po daugiau nei metus trukusių diskusijų su Europos komisija dėl audito išvadų gera žinia yra tai, kad komisija pradėjo įgyvendinti veiksmų planą RESOurce EU, kurio tikslas spręsti keletą ataskaitoje iškeltų klausimų. Žinoma, Europos audito rūmai atidžiai stebės, kaip įgyvendinama ši perspektyvi iniciatyva. Apibendrinant pastebėsiu, kad saugaus kritinių žaliavų tiekimo užtikrinimas yra sudėtingas uždavinys, o ES politika šioje srityje dar nėra pakankamai tvirta, kad jį įgyvendintų. Tačiau didėjant geopolitiniai įtampai, ES turi sustiprinti savo pozicijas, ji turi užtikrinti, kad strateginės partnerystės duotų laukiamus rezultatus. ES turi išlaisvinti pakartotinio naudojimo ir perdirbimo potencialą ir užtikrinti, kad strateginiai projektai aprūpintų ES pramonę, o ne mūsų konkurentus. Laikai yra sunkus. Sprendimai turi būti priimami greitai, o jų įgyvendinimas turi vykti dar greičiau. Daugiau informacijos šią aktualią temą galite rasti Europos audito rūmų interneto portale. Ten rasite ir visą specialiąją ataskaitą lietuvių kalba. Iki kito susitikimo YouTube kanale Laima Andrikienė. Europos pinigai.